Ir dabar jis parodys, kaip iš tiesų reikia šokti. Aš irgi mokiausi šokti, mano šokis vadinasi proletarinis tvistas. O mūsų vyresnysis kolega, veteranas, sakė, turi užrašų knygučių, kur užsirašęs, kaip reikia šokti. Ir sakė, pabandys kažką šamaniško pašokti. Beje, iš evenkų kalbos žodis šamanas, jūs visi žinot, ką reiškia. Visi gali pabandyti, tai reiškia kratyti apatinės kūno dalis. Čia girdite kandombę iš Montevidėjos, gyvas įrašas, padarytas 14 metais. Visi žmonės išeina į gatves, 40 žmonių muša būgnus ir visi šoka ir po truputį juda tomis gatvėmis. Tai yra labai puikus užsiėmimas ir tai sudaro didelį jausmą ir sumažina galimybę žmonėms visgi būkite spektaklio visuomenė, pradėkit šokti. Judėti, pakilti ir eiti koridorių ir šluoti visus žmonės po truputį į bendrą sumišimą.